Brangūs broliai ir seserys. Dabar pradedame įprastojo laikotarpio kelią. Bažnyčios įprastąjį laiką. Po Viešpaties krikšto. Esame kviečiami gyventi kasdienio gyvenimo, įprastų šventumų. Paprastą, konkrečią, kasdienę ištikimybę. Šiandienos Evangelijoje pagal Šventąjį Morkų matome Jėzaus skelbimo pradžią. Jis pasirodo kaip tas, kuris ateina palankiu metu. Jėzus skelbė, laikas išsipildė. Tai nėra vien chronologinis laikas. Tai kairos, ypatingos kokybės laikas. Tinkamas laikas, subrendęs momentas. Kaip yra derliaus metas. Ūkininkas žino, kad tai ne bet kuri diena, bet tikslus momentas. Jėzus sako, Dievas per amžius viską ruošė. Ir dabar atėjo palankus laikas. O kas turi įvykti šiuo metu, kad Dievo karalystė arti? Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Atsivertimas reiškia metanoją, gilų mąstymo pasikeitimą. Tai ne tik išorinio elgesio pakeitimas, bet mąstymo būdo, jausmų ir gyvenimo suvokimo pakeitimas. Tai pradėti mąstyti kitaip. Tai leisti, kad visa mąstysena būtų perkeista. Ir šis atsivertimas nelieka nepastebėtas. Kai žmogus iš tiesų atsiverčia, aplinkiniai tai pastebi. Draugai gali nustebti. Kai kurie pasitraukia. Už atsivertimą reikia sumokėti kainą. Daugelis nesupranta, kad vidinis pasikeitimas turi matomas, socialinės ir konkrečias pasekmes. Reikia tvirtumo. Reikia drąsos. Netrukus Šventasis Morkus parodo, ką tai reiškia praktiškai. Jėzus eina Galilėjos jūros pakrante. Pamato Simoną ir Andriejų. Ir juos pašaukia. Ir jie viską palieka, kad sektų jį. Štai palankus laikas. Štai mąstymo pasikeitimas. Pradėti matyti, kad nepriklausau savo. Kad mano gyvenimas nėra mano. Sutikti Jėzų reiškia pripažinti, kad esu jo. Yra vienintelis būtinasis. Tai ne aš. Tai ne dalykai, prie kurių prisirišu. Vienintelis būtinasis yra Jėzus. Iš pradžių tai gali atrodyti skausminga. Tačiau tai giliai išlaisvina. Nuostabu suvokti visų kitų dalykų nereikšmingumą. Amžinybės akivaizdoje. Jėzuje randame Dievo karalystę, kuri neturės pabaigos. Viešpatavimą, kuris nori viešpatauti mano gyvenime. Tačiau tam reikia pakeisti mąstymą, priimti Jėzų, viską palikti ir pasinerti į jo glėbį. Nes jis ir tik jis yra vienintelis būtinasis. Tegu Dievas tave laimina.